Gerai, man Nu. yra klausimas. Mm. Gali atsidaryti savo baidyką ir parodyti, kiek turi pinigų? Ne. O ką? Nu, davai, parodyk. Aš papasakosiu istoriją, nes Snieguolė prašė čia šnekėti lietuviškai. Ne? Nu, ir. Na ir parodyk į ekraną, kiek turi. Tai čia Snieguolė įsisi? Ne, atsidarysiu video. Bet tai nerodysiu. Na gerai, man skrinčiotai, ar tai tavo vardą pavardės nėra? Nu, žinoma, Ne, tai va čia tiesiog štai. Nu gerai. Nori sakyti, kiek turi? Gali pasakyti, kiek turi? Nu, viskas taip pat. Ta. Nu tiesiog skaičiukus va parodyti. 4,061. 4 tokia žmona, karoči, turi. Mes jau kryptą Jau. apie 4 metus, ne? Jau tik tiek turi. Karoči, neuždirbam mes babkių. Istorija tokia. Žmona perka laiką, bitkoiną laikė nuo 71 praeitą kartą, ar kiek ten manau buvo. Praeitą kartą buvo. Nu, Ne. 65, kur prieš 4 metus. Nu. 65. Ai, 65. Prie 65 pradėjo investuoti. Pas ją buvo piniginė jau 800 dolerių. O aš investuoju dar daugiau ir dar ilgiau. Aš turėčiau turėti... Tuo momentu, kai jinai turėjo 800, aš turėčiau turėti kokius, mažiausiai gal kokius 5 gabalus dolerių. Tai jeigu taip skaičiuojat, nuo 800 jinai 4 gabalus turi, tai aš teoriškai turėčiau iš 5 gabalų turėti kokius, nu, 4, tai 20, ne? Tai va, žiūrim, kiek tėvas turi pinigų. Ir tai šiandien pardaviau savo sūjį Trumpą. Kodėl pardaviau? Nes aš jums galiu papasakoti ir tau galiu papasakoti, kodėl pardaviau. Nes yra toks Klansas Sūja, ne? Kuris, ne Sūja, Trumpas čia mūsų. Sūja, va, yra Sūja, kuris pakyla. Pakyla, žinai, kodėl jis pakyla? Nes jis dalina airdropą. Dabar. Ir kai... O, gerai padėjo, ne? Ir kai nuo 2 dolerių, netgi buvo mažiau negu 1,7, 1,8, visi degė. Karoči, nuo 2 dolerių, kai tu pakyli iki 4 dolerių, ką? Čia irgi pavisėjo, ne? Turėjai, ja. O kur mano yra tas? Ką aš žinau. Ir kai, dabar pasakyti, sushi, slush, nebe suja, o slush. Ir kai pakyla nuo 2 iki 4 dolerių, žmonės paprastai kažkiek dalį pasiema pinigų. Na ir dabar jis teoriškai turėtų kristi, va jis ir krenta jau kelintą dieną, 24 valandas, tai jis tik tai krenta. Tai ką aš padarysiu, buvau padaręs, bet padarysiu dar kartą, nes norėjau parodyti, ką aš padariau. Ir padarysiu. Jūs man minus. Taip, prieš 3 dienos buvo plius, čia 24 valandas yra. Ir tai dabar nuo aukščiausios pozicijos rodo, kad minus. Patys niekada to nedarykit. Čia jokia finansinė nerekomendacija. Jeigu jūs neturėsit dadėti pinigų, tai geriau tenais taip nedaryti. Karma. Nemokamai. Pas mane dirba, tai žinau, iš karto. Jo, galimai iki cėtus. Kažką surasti cėtus. Pagal? Biškim pažygyti. Error found. No. Va. Su tokiais
Sliuš. Nemoku naudot. Kompiuterio nemoku naudot. Rašykime. Sliuš. No, ryškiai. Jis nuo 3,7, šiaip netgi nuo 4, tai nuo 3 buvo 15%, bet jeigu jūs žiūrėsit kitaip, tai jis pakyla. Pagal viską. Pakyla. 700%, gal 39. Tiek dabar nebuvo tokios kainos, nevagystės, nešyk. Nešyk, ar ne to. Jis dabar buvo nugrauda iki €8, €9, nu prie 2 galima buvo nupirkti, panašiai. Nuo 2 ir iki dabar jis 58%. Jeigu jums iš milijono dar priaugtų dar 200 štukų, jūs tikrai paimtumėt pinigus. Pusę, iš 2 milijonų milijonus priaugtumėt, tai tikrai nesimtumėt, nedarytumėt, ar ne? Nieko nedarytumėt. Ir, karočią, esmė tokia, kad dabar neaišku, ar pirkti, ar parduoti. Šiaip reikėtų parduoti, bet kadangi mes nieko nežinom, ar pirkti, ar parduoti, mes darysime kitaip. Kas dar čia nemoka kažkodėl tai. O ką, tai jeigu dėt leverage, tai po maksimum, ką čia žaidžiam? Ne. Tai dėl to aš neturiu 4 gabalų, aš mano turiu. O aš turiu tik 400, kuriuos mes galim prakeisti, ne? Kaip manai? Ne, nuvilėsime? Ne, čia viskas taip. Kadangi mes neutralų dėjom. Ir pas man dabar matai padėsiu iš esmės. Pusę procento nuplėšimo man nupirks arba parduos. Ir sakom nupirks, paskui parduos. Arba jau 0 rodo dalykas. Gerai, jauna žmona pabėga. Ką mūsų valetri vis dar neveikia. Grįžau iš darbo. Nervus gadina mum čia.
tas mūsų valė trika, ką daryti reikės. Kaip ir sakiau, teks karočią eit darbant. Bet kokiu atveju Giedra, prašom šyti, ką čia rodo, duokit pinigų. Saka, užsiknys. Chebra, aš tai tik kelius šimtus įmetys kepurę, kažin ką saka videose su savo 40 gabalų. Juokingiausia tai, kad jis nieko nesaka dabar. Nieko nerodo. Rodo savo tos, kaip jam ten bulvės sadinti į peliūrus. O kai jeigu viskas susitvarkys, ar kai susitvarkys viskas. Taigi aš sakiau, taigi čia mano projektas, chebra, ašgi jums sakiau. Bet gerai, šiandiengi mes ne apie tai šnekam, mes šiandien šnekam apie mano kitą investiciją. Tai nekraunam nieko internetas šiandien. Va, gerai, chebra, matėt? Nežinau, kaip pazūminti, karočią. O, matėt? Kiek uždirbam? Matėt? Jau 28 centai. Details. Šūdus internetas. Visai dėl to. Tai va, žiūrėkite, Grid Profit 27 centai, Profit Trade 5 profitingi treidai. Ir jūs man sakot, kad karočią reikia čia klausytis visokių treiderių, atsidarinėti visokių biržų, neaiškių ir daryti kažką. Makinkitės ir uždirbsit, va, 27,4 centų. Tai palauk, čia 0,04 procentų, tai čia kiek čia mes dirbam, 14 minučių. O tai per savaitę 3 ar 4 procentus žada, ne? Tai padauginkit už savaitės valandų ir žiūrėkit, kiek uždirbsit. Ir tiek, kad reikia sėdėti, žiūrėti, makinti. Bet didžiausia problema nesėdėti mokintis, o turėti piginų, kad turėti ką praknysti, nes jeigu nepraknysit savo pinigų, niekada nieko neišmoksit. Aišku, geriausia mokinti iš svetimų klaidų, bet taip mes niekada nieko neišmoksim. Tai va, 32 centai. Galiu uždaryti poziciją, pasimti pinigus ir eiti į parduotuvę pirkti alaus. Na jau 3, jau 6 va. Va jau 6 treideriai per 15 minučių pritreidinau 6 kartus. Matėt, kaip paprasta viskas. Bet aš niekam nieko nerekomenduoju, sakau, ką padarau. Ir kaip darau. Ir kadangi ten praknisau, dabar reikia kažkur kitur uždirbti, kad galėčiau dar kitur įdėti pinigų. Arba jeigu dabar kris labai kaina, labai blogai man. Aš turėsiu didelių nuostolių, kuriuos turėsiu padengti iš savo kišenės, nes pas mane leverage 50 ir $1 nukris kaina, man visą tą sumą x10 reikės apmokėti. Tad jūs taip nedarykit, jeigu nežinot, ką darot. Aš turiu kitur kriptą, kur aš galiu persikelti ir padengti savo nuostolius. Bet kadangi kol nežinau, kur kaina eis,
laikys tą neutralią poziciją. Buvo prieš tai pas mane pozicija ne čia, nei buvo. Geras. Buvo ir tai, buvo ir uždaryta. Buvo ir -15 uždaryta, ir -70 buvo uždaryta. Nėra viskas į pliusą. Šiaip aš dažniausiai taip nedarau. Bet buvo, va čia va gera mano, va, +90 procentų. O čia tai geras traidas. O čia geras traidas. Čia vakar su žmona praeitą, kad prašnekėjom, kad 1000 praradau. Ne ten nusinčiau. Tiesiog ne ten nusinčiau pinigus. Va čia uždirbau, ten nusinčiau kažkur ne ten ir nors ir apsikako. Nieko nepadarysiu. Jeigu pantirnas, tai neramiai ir mėgosiu. Bet aš jau 4 metus kryptą. Niekad dar neuždirbau. Žmona turi daugiau pinigų negu aš. Čia, like, subscribe. Mes išgyvensim. Nešykite kepurę svarbiausia, arba prišykite jai, jai. Tas viskas gerai kažkas. Gerai, koks čia jūsų darbas. Mūsų darbas yra dirbti pinigus. Taip. Gavom signalą, chebra. Taip. Mūsų darbas dabar priimti signalą, pastatyti pinigus, savo pinigus pastatot ir, karoči, per minutę maždaug, va čia va matot, žiūrėkit, yra call ir put ir va matot procentaliai ir jūs per minutę, ten greičiausiai, kad botas nustatytas, per minutę spėja, į kur eis, ar į viršų, ar į apačią. Ir nustato visus nustatymus už jūs ir uždaro poziciją. Tai ką čia dar norėti? Va, kur mūsų bitcoinas? Va, bitcoinas. Va, 1 minutę. Spėkit, kur eis, į viršą, ar į apačią. Kas greičiau atspės? Ar mūsų statymas, ar mes? Na, spėkit. Turit minutę. Toks mūsų ir darbas. Penktadienį reikia prisijungti dividendus susirinkti, antradienį reikia prabalsuoti, tada 15 reikia paimti pinigus, tada 15 reikia nusiųsti kitam žmogui pinigus, tada mėnesio pradžioj reikia sumokėti uždirbtus pinigus traderiai. Ką ten dar man reikia? Ai, reikia GoMiningą reikia paspausti irgi, va. Reikia GoMiningą paspausti irgi. Kiekvieną dieną. Nepamiršti. Jau pamirštam, ne? Kažko neužkrauname. Šiandien. Na ir karoči, visokių va tokių va darbelių. Gerai. Like ir subscribe, an? Ai, pala, mumgi dar vienas labai reikalingas darbas reikia atlikti, ne perkrauti puslapį ir žiūrėti, ar kepurė mum neapvogė. Not funny, gerai, ką? Not funny. Sako, žiūrėk, kokį gražų mum išmetė. Na. Ką jis turi savo grupę, savo hebrą, jis mum nebendrauja su tais YouTubiniais. Ką čia? Mes jam neįdomu. Čia ir gerai, ką puslapis ir puslapis nebeveikia.
Viskas bus gerai, viskas bus gerai. Jum nekalbė. Nu ką mūsų kepurė sako, va, vienas rašo. Su mobiliojo internetu veikia, o darbo internet neveikia. Kiek suprantu, internetas grybauja. Aš irgi taip sakyčiau, man irgi internetas grybauja. Vat jeigu 5 žmonėm iš 1000 grybauja, tai čia tikrai internetas kalta, čia ne kažkas. Tai kepurė rašo. Taip, čia dėl interneto. Taip, chebra, čia tik dėl interneto. Kaip gali dėl interneto puslapis? Tiesiog nesutvarkė. Tai jau veikia ir be VPN. Va, chebra sakė, veikia jau ir be VPN. Matau aš kaip veikia, gerai. Atsigavo vėl, veikia. Va, sako vienas, sveiki, man net neranda Google'ai Valle 3. Kitas rašo ir be VPN veikia. Ir viskas cool. Viskas cool. Veikia, chebra. Sakiau, ką, man tai neveikia. Čia kepurė veikia, o man neveikia.